Šiandien pirmoji diena Butuano provincijoje ir čia mes plaukėme didžiausią šios salos upe. Kai jį patvinsta, vanduo pakyla keletą metrų ir apsėmė netgi dalį miesto. Šita upė yra didelė, bet joje nėra krokodilų. Bet galima ją saugiai kišti rankas, taip lengva pasiekti tą vandenį ir nebijoti, kad krokodilas ją nukas. Taigi šiandien turėjome pakankamai sunkią dieną, nes miegojome 3-4 valandas, skridome į šią provinciją ir iš karto ėjome pas žmonės. Po pietų pertraukos mes turim tokią atrakciją ir plaukiam šituo laivu po didžiausią šios salos ir provincijos upę. Taigi pasigrožėkime vaizdais, čia tikrai labai gražu, fainas, senovinis, bet judantis laivas ir puikūs įspūdžiai.